Sveiki, čia GPB tekstai. Šįkart Elenos Gasiliūtės straipsnio Queer Fanfictionai vs. J.K. Rowling antroji dalis. Perskaityta Agnės Rimkutės. Antroji dalis. Drąsus naujas pasaulis. Pastaba. Beta skaitytoja patvirtino, kad straipsnį suprasti nebūtina išmanyti Hario Poterio knygas, bet neprašal būtų perskaityti pirmąją dalį. Ankstesnėme straipsnėje pabuvojame Hario Poterio visatos bankete. Ten, queer skaitytojams buvo pamėtyta trupinukų, o ir patiekalai nelabai skanūs. Galiausiai paaiškėjo, kad po to šeimininkė yra aktyvi transfobė. Ką daryti? Galima atsisakyti kvietimo, išmesti knygas bei atributiką ir pamiršti. Galima eiti ir skųstis, kad meniu nepritaikytas skirtingiams poreikiams, kritikuoti ir ginčytis komentaruose arba rašyti straipsnius į gyvenimas per brangus. Galima susiorganizuoti savo vakarėlį, su savitu meniu, kaip tik tas daroma fanfictionuose. Daugelio fanfikų įžangos autorė arba autoris pabrėžia, kad nesitapatina su diskriminacinėmis J.K. Rowling pažiūromis, tik interpretuoja jos parašytus veikėjus ir siužetus. Tas man primena skaitytojos atsako teoriją. Jai simpatizuojantis teigia, kad tekstai niekada nėra nei statiški, nei iki galo baigtiniai. Juos kaskart iš naujo atgaiviname ir kuriame mes, skaitantys savose sandėliukuose po laiptais, savo laiku, savose kontekstuose, su savomis patirtimis ir projekcijomis. Neskaitomas tekstas yra viso labo surašyti popieriukai knygų lentynoje. Su tuo griežtai nesutiktų autoriaus intencijos teorija. Jie sekdami autorę laikytume dievu, kurio žodį turime iššifruoti ir interpretuoti teisingai. Reikšmės nuo mūsų nepriklauso. Jas tekste reikia rasti, nekurti. Daliai fanų J.K. iš tikrųjų yra dievas, o kanonas – šventa knyga. Šiuo straipsniu kviečiu pasižvalgyti kitoje barikadų pusėje, kur išeitų serviruojama blasfemija, įvairovė ir įtraukumas. Veiksmo vieta – svetainė Archive of Our Own, didžiulis fanfikų archyvas, į kurį rašo apie 8 milijonus autorių, iš viso patalpinusio apie 14 milijonų darbų. Atmarinkime savo gėjus. Ankstesnėme tekste sutariau, kad Hario Poterio krikštatėvis Sirius Blackas ir vilkolakis mokytojas Remas Lupinas buvo parašyti kaip pora, ko gero atsitiktinai. Fanai netruko tarp eilučių tą pastebėti, o J.K. Rowling galimai susivokusi, porelę išskyrė ir numarino. Tokį jo sprendimą dedame į medijų teorijos termino palaidokit savo gėjus dėžutę. Juo įvardėjami atvejai, kai knygose ar filmuose atvirai arba netiesiogiai homoseksualūs ar biseksualūs veikėjai nužudomi iškart po to, kai atsiskleidžia arba randa meilę. Tokių atvejų daugiau, negu galėtumėte pagalvoti. Bet nekriskime į paniką. Archive of Our Own šiuo metu yra daugiau kaip 55 000 tekstų pažymėtų Sirius Black / Remus Lupin. Pasvirasis brūkšnys reiškia šipą, fanų trokštamą kanoninę įtvirtintą santykį tarp dviejų vyrų. Ir tai neskaitant tekstų, patalpintų kituose archyvuose ar užmestų fanų kompiuteriuose. Kas kartą taisinėdama šį straipsnį pasitikrindavau iš naujo, mat jų daugėja bemaž kasdien. Taigi, 10 000 tekstų Sirijui ir Remui leidžiama būti drauge ir demonstruotis. Kartais vienas ar abu įsimylėjėliai miršta, bet maždaug 49 000 darbų dovanoja jiems fanų išsvajota ilgai ir laimingai. Kartais pora įsivaikina našlaičių vilkolakiukų, mat infekuotus mažylius burtininkių pasaulyje tėvai dažnai palieka, o kartais jiedu Hario gyvenime užima kiekvienam vaikui būtiną kiečiausių dėdžių poziciją. Fanfikų jūroje kanoninis J.K. tekstas ir jos kelėta reprezentacija susitraukia iki mažutėlyčio vienaląsčio organizmo. Galime nesutarti dėl tekstų kokybės, svarbos ir vietos hierarchijoje, bet nepaneigsi jų, šiuo atveju jos, pusėje ginklai, bet mūsiškėje skaičiai. Nuoroda į The Doors dainą 5-1. Blackas su Lupinu įspūdingai atrodo ir platesnėme kontekste. Archyvas kasmet sudaro top šipų sąrašą tarp visų fandomų, įskaitant Sherlock, Captain America, The Avengers, Shadowhunters, Star Wars, muzikos grupės One Direction ir kitų. 2024 metais Sirius Blackas ir Remas Lupinas pagal fikų skaičių užėmė antrąją vietą. Ar tai galėtų būti susiję su pykčiu ant J.K. Rowling? Galėtų. Nėra daugiau autorės, kuri šitaip giliai kastųsi duobę vis naujais transfobiškais pareiškimais, kurie dideliai daliai gerbėjų yra visiškai nepriimtini. Antra, į populiariausių 20-tuką patenka net 3 būtent J.K. Rowling visatos, būtent queer šipai.
Be Sirijaus ir Remo, fanai nori matyti Regulus Black James Potter bei Draco Malfoy Harry Potter. Darosi nebesvarbu, ką toji moteris iš tikrųjų parašė. Fanfictionų pasaulyje kanonas ne tik nebėra svarbiausias tekstas, randasi savi kanonai ir fanfictionai. Pasaulis dailus įvairovė. J.K. tekste tik 2 iš 50 dažniausiai minimų veikėjų nėra baltaodžiai, bet maždaug pusėje fanfictionų Hario tėvas Jamesas yra Desi, Indijos diasporos atstovas. Ir štai prašau, pagrindinis veikėjas nebe baltasis. Jameso kilmė užtikrintai juda link fanono. Taip vadinama fanfictionų visatoje tiek įsitvirtinusi pakeista detalė, kad bendruomenė ją jau laiko kanonu ir grįždama prie originalo kartais nuoširdžiai sutrinka. Pasirodo, jame taip nėra. Jameso atveju fanonas ne šiaip ištrauktas iš metaforinės burtininko skrybėlės, atliepiant realaus pasaulio įvairovę interpretuojamas originalaus teksto faktas. Kanone Haris yra ne grynakraujis, terminas iš lietuviško vertimo. Jo tėvas buvo grynakraujis burtininkas, o mama ragana, gimusi nemagiškoje šeimoje. Tad skirtingos kilmės žmonių santuoka parašyta, tik nieko prasmingo su ja nenuveikta. Neišpildytas potencialas provokuoja fanfictionus. Kanoniškai Remas Lupinas po kasmėnesinės transformacijos į vilkolakį jaučiasi blogai ir keletą dienų negali dėstyti. Burtininkų pasaulyje tas nėra laikoma negalia, tačiau realiame galėtų būti. Viena iš fanfictionų subkategorijų yra Modern AU, moderni alternatyvi visata, tai yra originalaus teksto veikėjų ar siužetų perkeliamas į fanfiko rašytojos laikų realybę. Šis žanras sudaro puikiausias sąlygas atsirasti nereginčiam, negirdinčiam, vežimėliu judančiam ar chroniškai sergančiam Lupinui. Tikruose, bet kurio žanro, bet kurio autoriaus tekstuose, pagrindinis veikėjas su negale yra retenybė. Įdomu, tik dėja neįmanoma būtų sužinoti, kiek kartų daugiau tokių veikėjų rastume fanfictionuose. Kažin, ar rašydama žodžiais, sutalpinčiau tą skaičių į vieną eilutę. Jei įprastume literatūrą, ne tik Harry Potterį, matyti per tokią prizmę, netruktume pastebėti, kad mažumos veikėjas kitai mažumai dažniausiai nepriklauso. Tik ne fanfikuose. Ten žmonės ir intersekcionalumą, skirtingų tapatybių persidengimą, žiūri rimtai. Lupinas visuomet yra homoseksualus arba biseksualus ir kartais turi negalę. J.K. gal net nežino, kad šitai būna. Apkūnius veikėjus Hario Poterio kanone sąmoningai stengiamasi aprašyti kuo nejautriau ir bjauriau. Apsiribosiu paminėdama storą kaip kumpis Hario pusbrolio petį. Susidaro įspūdis, kad su laiku autorė paprasčiausiai pritrūko kūno dalių, iš kurių galėtų šaipytis. Visgi blogiausia, kad apkūnumas originale beveik be išimties yra fizinė veikėjos piktadarystės išraiška. Todėl fanfikuose darosi beveik įprasta Hario motina Lily, geriausiai iš geriečių, vaizduoti apkūnę. Esantieji autizmo spektre tapatinasi su Luna Lovegood ir Hermiona. Sirijus kai kuriuose tekstuose išgyvena potrauminį stresą, mat 16 pabėgo nuo smurtavusios šeimos. Peace the Resistance. Jo brolis Regulus Blackas yra transvyras, kas po truputį, bet užtikrintai, tampa fanonu. Kam šito reikia? Gal iš vaikų literatūros per daug reikalaujame? Vaikai vis tiek nesupras. My Little Thought Tree kanale klausydama How to Fix a Harry Potter Books pasižymėjau mintį. Pasakojimai padeda mums tuo pat metu tapatinti su tuo, kuo gyvename ir pažinti tai, ko nepatyrėme ir nesuprantame. Ta sėkmingai gali padaryti tiek suaugusieji, tiek vaikai, tik reikia pasitikėti publiką ir duoti jai šansą. Drąsūs arba protingi arba naciai arba visi kiti. Ne iš karto pastebėjau dar vieną įvairovės fanfikuose rūšį. Kanone 11-mečiai, pradedantis mokslus Hogwartse, suskirstomi į 4 koledžus ir pereiti į kitą ateinančius 7 metus negalima. Grifų gūžta skirta drąsiems, Varno nagas protingiems, Klastūnynas potencialiems naciams iš nacių šeimų ir Švilpynė draugiškiams. Toks skirstimas kelia gausybę klausimų. Kam vaikus iš nacių šeimų kišti į vieną koledžą? Ar gali vaikai turėti daugiau negu vieną savybę? Ar įmanoma apie žmogaus asmenybę spręsti iš to, kokia ji buvo ankstyvoje paauglystėje ir panašiai? Dar vienas klausimas kyla pildant į kurį Hogwartso koledžą patektum tekstukus. Gal ir jūs vaikystėje juos darėtės? Aš tuomet troškau būti grifų gūžtoje, nes jai buvo priskirti visi mylimiausi mūsų veikėjai. Dabar mokslo tikslais pasidariau iš naujo ir supratau, kad noriu būti ir būčiau Švilpynėje, nes kas gali būti geriau, negu skaniai valgyti ištikimų draugų kompanijoje.
Štai jums ir charakterio kaita, bėgant metams. Fanai patekę į klastonyną atsiduria keblioje padėtyje. Kanoniškai iš to koledžo neišėjo nei vienos geros raganos ar burtininko. Nelabai yra su kuo tapatintis, jeigu nesvajoji būti serijinė žudikė. Žmonės nuo seno žavi blogiukai, nelabai blogi. Fanfikuose veikėjai iš klastonyno gauna progą netapti Voldemorto šalininkais. Jie imo, gotai ar pankai. Jie mėgsta paišyti grafičius ir juoktis iš besivėjančių policininkų. Jie klauso liūdnos muzikos, impozantiškai dūsaudami kampe, o gal rašo ir skaito tamsią poeziją ir rengiasi vien juodai. Nėra mieli ir pūkuoti, ir visada teisingi, ir padoriai apsirengę kaip geriečiai kanono veikėjai. Bet tas nieko nesako apie jų įsitikinimus ir moralę. Daugelyje fanfikų jie draugauja su geriečiais, nes kiekvienai kompanijai savas gotas, tokia yra pasaulio tvarka. Juk įdomiau kurti ir plėtoti santykius tarp skirtingais būdais skirtingų žmonių, užuot viską dalinusi juodą ir baltą. Ironiška, kad J.K. 5 knygoje Sirijaus lūpomis tą ir pasakė. Pasaulis nėra padalintas į gerus žmonės ir Voldemorto šalininkus. Pasakė, bet galiausiai vis tiek visas ir visus taip suskirstė. Sakysite, Snape'o atsivertimas į gerąją pusę yra išimtis, bet šitą diskusiją atidėkime kitam kartui. Mano požiūriu, tai tik įrodymas, kad J.K. nelabai moka parašyti tiesiog normalaus žmogiško veikėjo su visais atspalviais. Suprantu, gėris prieš blogį yra senas kaip pasaulis vaikų literatūros tropas. Visgi nuo 3-4 knygos J.K. pradėjo pretenduoti į vyresnių skaitytojų auditoriją. O ir mažesniems nepakenktų kitokią koledžų konfigūraciją. Viena yra skaityti karikatūriškai išdidintą suaugusiųjų blogumą, kita – tikėti, kad yra vaikų, kurie iš esmės blogi. Queer utopija – kanonas veidrodžių karalystėje. Jeigu kitokio pobūdžio įvairovė fanfikose įvedama saikingai, queer, konkrečiai seksualinės orientacijos, aspekto imamasi radikaliai. Ankstesnėme tekste minėjau, kad fanfikai apskritai laikomi queer medija. Pasižiūrėkime. Paskutinės knygos epiloge J.K. aprašo pagrindinių veikėjų ateitį ir konstatuoja, viskas tame pasaulyje buvo gerai. Jo supratimu tai reiškia, kad visos ir visi tarpusavėje susituokė ir prisigimdė vaikų. Netgi neieškant queer reprezentacijos darosi keista. Nejaugi niekas nepasirinko gyventi nesusituokę? Nejaugi niekas nepasirinko neturėti vaikų? Galai nesueina. Remiantis statistiką, nors ji niekada nebus tiksli, bent 5/5 porų turėtų būti queer, jeigu laikysime Rowling idėjos, kad visi ir visos privalo būti porose. Čia, aišku, pametame biseksualius žmonės, kurie iš skaičių pradingsta vos tik susiporavę su priešingos lyties asmenimis. Bet šį kartą tiek to. Be to, J.K. Rowling Gimtinės Britanijos statistika rodo, kad beveik pusė šeimų neaugina vaikų. Harry Potterio fanfictionų pasaulyje tik apie 30% istorijų įtraukia bent vieną heteroseksualų santykį. Vadinasi, beveik 3/4 tekstų heteroseksualių žmonių iš viso nėra. Kai šitai pasakau, keista. Kai J.K. pasako atvirkščiai, didžioji auditorijos dalis nekvestionuoja. Nieko prieš heteroseksualumą. Aš turiu heteroseksualių draugų. Visgi šiuo atveju mane domina apvertimas kaip tiesioginis atsakymas autoriai. J.K. parašė homofobų utopiją. Fanai rašo savoje, kur yra dauguma. Vienas užtat neapsakomai svarbus skirtumas. Fanų pasaulyje heteroseksualų žmonės nediskriminuojami nei tiesiogiai, nei užuominomis. Nesiekiame priversti heteroseksualių žmonės apsigalvoti. Hiperkompensuojame ten, kur hipertrūksta. Siekiame būti pastebėti, nes to nusipelno kiekvienas suaugęs, vaikas, augalas ir gyvūnas. Abiejų barikadų pusių utopijos netikros. Tam jos ir utopijos, kad popierinės. Queer utopijos leidžia queer fanams trumpam užsimiršti, kaip kad vaikystėje užsimiršdavome Hario Poterio pasaulyje, kuriame meilė nugalėdavo viską. Queer utopija yra sapnas, iš kurio neišvengiamai pabusime į tikrą pasaulį, kuriame autorė teikėsi pamesti mums vieną neva homoseksualų veikėją, Dumbledorą, kuris gėjumi tapo tik retrospektyviai Twitteryje. Tenka susiprasti, kad ne visokia meilė viską nugali ir ne visokia ji primtina. Fanai nekvaili. Jie supranta, kad 500 000 alternatyvių istorijų su atmarintais Sirijumi ir Remu nepaveiks privilegijuoto J.K. gyvenimo milžiniškoje pilyje. Perrašymo pasipriešinimo aktai visų pirma simboliniai, bet simboliai žmonijai nepamatuojamai svarbus nuo seniausių laikų. Marginalizuotos grupės pratusios atsikovoti tam tikrus terminus. Sąmoningai tekste kartoju žodį queer, kuris dar mažiau nei prieš pusę amžiaus buvo didelis įžeidimas. Panašiai galime atsikovoti ir veikėjus. Bet koks atsikovojimas rodo, kad jie, šiuo atveju ji, nebeturi galios mūsų apibrėžti.
Mes apsibrėšime save. Neprivalu minėtų ir neminėtų veikėjų skaityti kaip queer, išskyrus Sirijų ir Remą. Nuo to jūs nei tikresni LGBT+ atstovai, nei geresni mūsų palaikytojai. Tiesiog, vaikystės knygas galima perskaityti ir šitaip. Ir nieko baisaus. Pasaulis negriūna. Smalsumas nepražudo katės. Bandymų fanfikuose paįvairinti Hario Poterio pasaulį yra visokių. Sėkmingesnių arba mažiau sėkmingų, banalių ir ne. Esama taip prastai parašytų tekstų, kad net skauda. Esama atvejų, kai gera intencija neatsveria gremėzdiško, naujai įvestų temų plėtojimo. Dažnai įvairovė kuriama vien dėl įvairovės. Negalėčiau ir nesiekiu atsakyti, ką rinkčiausi. Prasčiau parašytą įtraukų tekstą ar kažkiek kokybiškesnį Rowling baltą, heteroseksualų, patriarchalinį, neurotipišką ir be negalios. Paradoksalu, bet net nenorėčiau, kad J.K. būtų mėginusi kurti įvairesnį pasaulį. Galimai būtų išėjęs tokenizmas. Paviršutiniškas bandymas sukurti įvairovės įspūdį, formaliai įtraukiant mažumų veikėjus, nesiekiant ir negebant įtikinamai parodyti jų patirčių. Daugelįje vyrų parašytų filmų vienintelė būrio moteris bėga į mūšio lauką vien su liemenėle. Heteroseksualių autorių tekstuose gėjai yra arba ekscentriški blogiukai, kaip Disnėjaus studijos darbuose, arba madą išmanantys pagrindinės veikėjos aksesuarai, kaip praktiškai visuose ankstyvų 2000-ųjų filmuose. Formalios reprezentacijos neužtenka. Ta suprasdami, tikrai atidus filmų ir knygų autoriai nemano, kad žino geriausiai. Yra praktika kviestis ekspertus iš šalies. Pavyzdžiui, tariamasi su nereginčiais skaitytojais, kaip tiksliau sukurti neregintį veikėją. Dar prasmingiau būtų įtraukti tokį žmogų į kūrybinę komandą. Tam reikia jautrumo, labai dideliais kiekiais, ir fundamentalaus smalsumo. Akivaizdu, Hario Poterio autoriai turi nemažai ideologinių priekaištų, bet turiu ir vieną kitokį. Daug kas jos pasaulyje įdomu tik paviršiuje. Video How Harry Potter Revealed Rowling's Writing Problems autorius gerai sakė, šioji moteris yra iš pagrindų nesmalsi. Gerai jai sekasi prašyti tik tai, ką pažįsta, visuomenę ir laikus, kuriuose gyveno. Britišką 90-ųjų pasaulį. Kitkuo ji nesidomi. Iš to atsiranda tragikomiška situacija, kai visam Afrikos žemynui tenka tik viena burtų mokykla. Iš to paties, manyčiau, ir autorės asmeninės nuostatos. Nesiekdama pažinti trans žmonių, jų ir nepažinsi. Nesiekdama suprasti jų žmogiškumo, nesuprasi. Iš blogo pavyzdžio galėtume pasimokyti smalsumą laikyti didžiulę dorybę ir niekada nenustoti plėsti akiratį. Daugiau tokio požiūrio pasaulyje ir nereikėtų nei šitų mano tekstų, nei kur kas prasmingesnių dalykų, nuolatinės kovos už visokių laisvę. Haris Poteris ir nevaikiškų paslapčių kambariai. Nuotykiai praskaidrinti pakalbėkime apie seksą. Pirmajame straipsnėje minėjau, kad fanfikai dažnai siejami su prasto skonio erotika. Sekso fanfikuose daug ir visokio. Jeigu jo nepageidauji, yra galimybė atsirinkti. Tekstai su detaliomis erotinėmis scenomis žymimis mat, pagal anglišką žodį, reiškianti purvo dėmes arba suodžius. Visiems pagal skonį. Neslėpsiu, ekskurso į smat metu kai kurie variantai mane nustebino. Pavyzdžiui, Sirijus gali pasivirsti šunimi, Remas yra vilkolakis ir paliksiu jūsų vaizduotai. Visi mes suaugę žmonės ir suprantame, dėl ko vartojame arba ne erotinę mediją. Ir fanfikai gali būti viena vieta norintiems ją vartoti. Visgi straipsnis How Fanfiction Helped Me Come to Terms with My Queer Identity mane paskatino pasižiūrėti kiek kitaip. Jame cituojama antrakursė studentė, galvojusi, kad nemėgsta meilės romano ir tik vėliau supratusi, kad jai buvo paprasčiausiai nuobodu, nes heteroseksualiuose istorijose ji nematė savęs. Pasakojimai yra ne tik pramoga. Jie gali tapti įrankiai suprasti ir susirikiuoti skaitytojų asmeninės patirtis, norus ir poreikius. Savo neheteroseksualumą supratę žmonės, rašydami arba skaitydami queer fanfictionus, rašo arba skaito save, o savojo seksualumo ieškantis gali pasimatuoti tapatybės ir situacijas. Homofobai sakytų, kad taip vaikai užkritinėjami propaganda, bet sveiko proto žmonės supranta, kad tvirtai heteroseksualūs jaunuoliai nepuola ieškoti queer istorijų. Išskyrus, žinoma, heteroseksualių vyrų simpatiją lesbietiškai pornografijai, bet tas būtų kita tema. Queer tapatybės apibrėžiamos išimtinai pagal seksualinės preferencijas ar seksualinės traukos nebuvimą. Iš vienos pusės, homofobai, transfobai ir kiti panašus mus į tai redukuoja, visada jie apie aną galą. Iš kitos, queer jaunimui ypač svarbu turėti progą tyrinėti seksualumą saugioje erdvėje, savo laiku, savo tempu. Be to,
Minėtame straipsnėje pažymima, kad fanfikuose kalbama apie tikrose romanuose ar pornografijoje dažnai praleidžiamas temas – kontracepcija, lubrikacija, sutikimas seksui, būtinybė tirtis nuo lytinių kelių plintančių ligų ir panašiai. Seksualinį vaikų švietimą palikti fanfikams – idėja siaubinga. Ir visgi, kartais tas yra geriau negu nieko. Seku pasaka. Atkeliavome iki man kaip po eks-filologai įdomiausio aspekto. Ankstesnėme straipsnėje blasfemiškai pasakiau, kad Vergilijaus Eneidą galėtume pavadinti Iliados fanfiku. Po teisybei, kaip tik nuo Iliados ir prasidėjo teoriniai mano svarstymai apie fanfikus. Kartą gulėdama vonioje pagalvojau, kad fenono statybos man primena senąją žodinę tradiciją. Pasakų, mitų ir epų radimosi principus. Dažnu atveju vienas žmogus galiausiai juos surinko, susistemino, užrašė ir prisegė prie jų savo pavardę, tačiau savo esmę pasakos, mitai ir epai yra kolektyvinės kūrybos pavyzdžiai. Kažkas pradėjo, kažkas pridėjo, kažkas pakeitė, kažkas grįžo prie ankstesnės versijos, kažkieno indėlis buvo pamirštas. Kažkas pridėjo detalę, kuri vėlesnėse versijose tapo kanonu. Todėl mitai turi tiek variantų. Todėl močiutės kas vakarą sekama ta pati pasaka niekada nėra ta pati. Pasakos ar mito principų fanai prisikuria naujų veikėjų vien iš vardų, prabėgomis paminėtų kanone. Toks veikėjas yra švari lenta kolektyviniai kūrybai. Štai skaitau savo fanfikus ir niekaip nesupratau, vis kartojasi kažkokia Dorcas Meadows. Atsiverčiu kanoną. 5 knygoje vienu sakiniu užsimenama, kad Voldemortas asmeniškai ją nužudė. Fanone vardas švari lenta tapo tikra veikėja. Ir taip, priklausančia kelioms mažumoms. Dorcas Meadows yra juodaodė lesbietė, žaidžia kvidičą, dažosi tamsiais lūpdažiais, prijaučia anarchijai, kibirais geria kavą ir susitikinėja su Marlene McKinnon, kita veikėja pasigaminta iš vieno sakinio. Be jų, Hario Poterio fanfikų pasaulis jau nebeįsivaizduojamas. Tai ar apsimoka? Kolektyvinė kūryba yra protestas ne vien prieš literatūros kanoną ir hierarchijas apskritai, ar autorė šiuo konkrečiu atveju. Tai protestas prieš kapitalizmą. Išpopuliarėjus dirbtiniam intelektui, socmedijose vis pasirodo klausimai apie tikrų žmonių kūrimo meno reikalingumą, vertę ar jos nustatymo kriterijus. Leidyba neišvengiamai yra verslas ir nauji leidimai matuojami ne vien kūrybiškumo, bet ir potencialaus pardavimo skaičiaus matu. Geras tekstas gali būti atmestas kaip nepelningas, o pelningas nebūtinai yra geras. Fanfikų atveju paprasčiau. Geras ar ne, tekstas vis tiek nepelningas. Visiškai nesvarbu, kiek egzempliorių parduosi, nes neparduosi. Žmonės rašo savo ir bendruomeniai susikurtoje komentaruose ir dalinasi be apribojimų. Tas suteikia daug laisvės, įskaitant laisvę klysti, prirašyti nesąmonių ir ištrinti. Fanfikai yra nepelningas, negerbtinas ir nepagarbus pagrindinis gėjų ir jaunų mergaičių užsiėmimas. Geriau nei nesugalvotum. Epilogas. Svajoklio skrebutis. Mooney Toast. Remo Lupino mėgstamiausias pusrytis, sugalvotas populiarus fanfiko All of the Young Dudes autorės Miss King Bean 89. Darbą galima rasti Archive of Our Own. Tai traškus skrebutis, padalintas į 4 lygias dalis. Ant kiekvienos skirtingas užtepas – marmeladas, uogienė, citrininis kremas ir sviestas. Vartosenos pavyzdys. A. Norėtųsi magiškų gėjaus burtininko pusryčių. B. Vadinasi šiandien svajoklio skrebutis. Iš Urban Dictionary, nuolatos pildomo realioje vartosenoje įsitvirtinusiais naujais žodžiais. 2019 metais Archive of Our Own gavo prestižinį Hugo apdovanojimą, nuo 1955 metų teikiama ryškiausiams metų mokslinės fantastikos tekstams. Tai pirmas atvejis, kai oficialus apdovanojimas buvo suteiktas internetiniai platformai ar nepublikuotam darbui. Daugiau GPB tekstų rasite visur, kur klausotės ir šio. Mus paremti galite per Contribui, PayPal ir Patreon.